Top Sport kazino, Top Sport ruletė, Top Sport stalo lošimai, Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Sveiki žiūrovai, podcastas Svetur su savo antruoju epizodu jau jūsų ekranuose, kad ir kada mus žiūrėsite. Praėjusį kartą Jaras užėmė mano vietą čia šios studijos ir prie šio stalo viduryje. Šalia manęs Nerijus Valskis, Rafaelis Ledezma. Esam pasiruošę pakalbėti apie ne tik šį kartą apie užsienio futbolo reikalus, bet ir apie nacionalinę Lietuvos futbolo rinktinę, vis tiek tarptautinės rungtynės susijusios ir su užsieniu, ir su mūsų šalies futbolu. Tai pakalbėsim apie tai. Turėjom šiaip iš tikrųjų epizodą įrašinėti ir kiek anksčiau. Turėjom aptarti Čempionų lygos aštuntfinalius prabėgusius, bet taip jau gavosi, kad nusikėlė mūsų filmavimai, tai prie tų dalykų jau negrįšim, praėjo jau nemažai laiko. Tai šiandien mūsų podcast'e Lietuvos rinktinės pasirodymai pasaulio čempionato atrankoj, taip pat Tautų lygos įdomiausios rungtynės, na ir aišku aptarsim tai, kas laukia ateityje. Kaip po pirmo epizodo, nekalbėjom dar apie tai. Viskas gerai, bet visą laiką gali būti geriau. Tai viskas tvarkoj, viskas gerai. Tai šiandien geriau bus. Šiandien turėtų būti lengviau biški daugiau patirtis. Aš manau, su kiekvienu kartu vis geriau ir geriau turėtų būti, vis tiek pasižiūrė, ką gal kažką netaip pakalbėjai, gal prikalbėjai nesąmonių kokių, bet iš klaidų galima mokytis, pasimokyti ir manau, viskas pabiškyti gerės. Mes naujokai, aš šiandien, kad dabar tai... Nuo futbolo prie stalo. Gerai, tai nieko nelaukdami turbūt galim pradėti. Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė pradėjo savo kelionę pasaulio futbolo čempionato atrankoje. Tikslai dideli, garsiai kalbama iš valdžios Lietuvos futbolo federacijos net apie antrą vietą grupėje, kurioje Lenkai, Nyderlandai dabar, apie tai pakalbėsim, sužinojom tą paskutinį varžovą, Suomiai ir Malta. Pirmos rungtynės Lenkijoje, pilnutėlis stadionas ir pralaimėjimas Lenkijos rinktiniai rezultatu 0-1. Robertas Lewandowskis 81 rungtynių minutę po rikošeto pelnė įvartį. Atrodo, nukrito kamuolys į vienintelę vietą, kur galėjo nukristi ir kurios Edvinas Gertmanas apginti negalėjo. Bet kaip jums pačios rungtynės? Dar jau žadėjai, galvojai važiuoti ir į Varšuvą, pavyko, nepavyko? Jo, galvojau, planavau, bet kartais planuoju, bet kartais nesigauna. Vis dėlto vaikai yra, taip kad reikėjo pabūti ir su vaikučiais. Iš tikrųjų, manau, varžybos tikrai neblogos buvo, bet kiek visi labai jaučia gyrė, kad buvo labai super varžybos, nepasakyčiau, tikrai buvo tvarkingos, geros varžybos, gal pasiruošta buvo, geras planas rungtynė buvo. Tai tas didelis pliusas ir atrodė, kad lietuviai tikrai nenusileido Lenkam, bet pagal statistikos rodiklius tikrai buvo daug kur galima ir geriau, bet esmė turbūt buvo, kad gerai buvo presinguota, daug kamuolių perimta ir neleista žaisti jiem nuo pirmų minučių ir turbūt juos išmušė iš vėžių ir to pasakoje tikrai buvo galimybių ir netgi išplėšti gal ir tos 3 taškus, kur ilgai laukti buvo, bet kaip ir sako, turbūt labai gera proga, bet tikrai nebuvo Matulevičiui lengvas šancelis, nes tikrai gal nesitikėjo, nes pasižiūrėjus pakartojimas matosi, kad nebuvo jam labai patogu mušti jį. Ir vartininkas buvo šalia, pakankamai jam gera pozicija, į jo pusę buvo mušama. Jeigu mes būtų kitaip, gal. Galbūt, vis dėlto puolėjo įgūdžiai turbūt reikėjo, bet visumoje, manyčiau, neblogos varžybos, gera pasirinkta taktika, kaip presinguoti, žaisti ir dėja buvo pralaimėta. Rafa, apie tą epizodą, kur lietuviai turėjo progą, Giedrius Matulevičius, ten 10 minučių prieš praleistą įvartį, kas galėjo kardinaliai pakeisti rungtynių eigą. Tu dabar dirbi ir individualiai su futbolininkais, padedi jiems tobulėti individualiuose treniruotėse, būtent su užbaigimu.
ką toj situacijoje Matulevičius galėjo padaryti geriau, kad tas kamuolys atsidurtų vartuose, ar ten viskas buvo taip sudėtinga ir vartininkas taip gerai stovėjo, kad nelabai ir buvo tų šansų? Kamuolį tikrai nelabai patogu buvo, nes atėjo gana aukštą ir tada nukrito greitai. Tai ten, nežinau, reikia turėti tą puolėjo feeling, kad galėtų būti geriau. Pagal manęs, aš visą laiką dabar dirbu su puolėjais, aš bandžiau visą laiką tie pratimai daryti, tokie pratimai, kur gaunasi nepatogu puolėjim. Tai čia yra dauguma, kas vyksta varžybos, nes ne visada tai eina perfekt kamuolį, kad tu galėtum šiaip įsmugiuoti ir bus įvarčiai. Tai aišku, jeigu būtų puolėjas, gali būti, kad turėtum daugiau šansą įmušti tą momentą, bet atsirado Matulevičius. Tai aišku, ir dar kairę kojas, aš manau, jisai įmušė, jo iš kairę pusę atėjo, manau, kamuolį. Tai jeigu būtų gal iš dešinį būtų gal lengviau, bet vis tiek puolėja turėtų būti lengviau negu Matulevičius, nes jisai nedažnai ten būna. Tai va. Geras kampas Nerijaus paliestas, kad lietuviai naudojo spaudimą ir kažkiek gal nustebino Lenkus. Kitas dalykas, taktinis išsidėstymas. Šiaip šitą dalyką mėgsta treneriai visam pasaulyje, nes yra tiesiog toksai kaip pageidavimas, net ne pageidavimas, bet reikalavimas prieš rungtynes užpildyti rungtynių protokolą ir jau tame aukštesnėme lygyje, tarptautinėme futbole turi tą išsidėstymą pateikti, kaip žaisi. Taip. Ir labai retai, kada, aišku, jau pačiame aukščiausiame lygyje dažniausiai tie išsidėstymai ir atitinka realybę, bet tokiame, sakykime, kartais pasitaiko, kad tai, ką pateikia televizija, tai, ką pateikia įvairūs portalai, Flashscore, Sofascore ir taip toliau. Varžybų metu neatitinka, ne? Neatitinka visiškai ir šitom rungtynėm pagal visus šitus pateikimus lietuvių taktika buvo 4-2-3-1, bet tu realiai jau pirmom rungtynių minutėm matai, kad čia nieko panašaus ir žaidžia lietuviai 5 gynėjais. Kaip jūs galvojat, kam treneriai, ne tik treneriai, čia turbūt apskritai, treneriai patys turbūt aišku nepateikinėja, ten yra atsakingi asmenys, bet kam yra tas daroma, nes vis tiek, realiai kiek reikia treneriui, kiek reikia patiems žaidėjams laiko, kad aikštėje pamatytų, kad tas išsidėstymas yra visai kitoks. Aš manau, čia minučių reikalas. Aš manau, kad pavyzdžiui, vis tiek prieš treniruotę visą laiką treneris turi savo stilių, kiekviena treneris turi savo formation ir taip toliau. Bet aikštė yra kitaip, ypač kai žaidžia su stipresniai komanda, ten jie tikrai nežaidžia savo vietoje, jie juda arba pakeitė pozicijos ir taip toliau. Tu gali ir 2 savaitę prieš varžybos daryti vieną taktiką, bet varžybos yra kitaip. Ypač tie žaidėjai, kur žaidžia aukščiausio lygiai, jie visą laiką improvizuoja dauguma. Ir kai improvizuoja daug, tai reiškia, kad reikia adaptuotis kaip jie žaidžia. Tai aš manau, kad taip ir gaunasi, bet svarbu, kad Lietuva neblogai susitvarkė su ta formacija ir šiaip atrodo neblogai iš išorės, žinai, kaip pats pastebėjo varžybos. Jo, tai tam papaišytam Lasickas buvo kartu su Antanavičium kaip atraminis aukas nupieštas, bet iš tikrųjų žaidė krašto gynėjų. Tutiškinas su Kažukolovu ir Rutkum žaidė kaip vidurio gynėjai. Dar apie šitas rungtynes turbūt irgi, ką ir Nerijus sakė, dabar taip socialinėje erdvėje, žiniasklaidoje visur turim, kad pralaimėjo rinktinę, bet tas žaidimas ir pasirodymas geras, iš karto tas labai pasijautė ir parduotų bilietų skaičiui, vienos lankomiausių rinktinės rungtynių su Suomija po kelių dienų ir būtent po tų rungtynių su Lenkija per savaitgalį tie bilietų pardavimai labai stipriai pajudėjo. Tai aš galvoju, kad tas rinktinės gero žaidimo įvertinimas kažkiek yra gal perdėtas, bet jis yra perdėtas dėl to, nes vis tiek turbūt prieš rungtynes retas Lietuvos futbolos sirgalius tikėjosi, kad tikrai galima ten tą pergalę iškovot.
lygiosios jau būtų turbūt geras variantas ir aš manau, kad daugelis tikėjosi, kad išvykoje prie pilno stadiono Lenkijoje Lietuva pralaimės net ne vieno įvarčio skirtumu ir automatiškai, kai taip neįvyksta, tos žmonių reakcijos yra ženkliai geresnės. Nu jo, kaip aš Nu, vat kaip tu, Rafai, vertintum? Ta prasme, daug kur, kaip ir sakau, yra, nu va, su Lenkija Lietuva žaidė labai gerai. Nu, ar tikrai tas yra labai gerai? Nu, labai gerai, aš irgi sutinku su Nerka, kaip jis sako, kad jo, jeigu žiūrim vieną žaidėją prieš vienas, aišku, Lenkija geresnė. Lietuva sukūrė progą irgi, tai čia reikia žiūrėti į naudą. Bet kadangi futbolas yra rezultatas, mano nuomonė, tu gali gražiai žaisti, ginti gerai, bet vis tiek pralošė 1-0, tai reiškia, kad buvo kažkokia klaida arba kažkokio vienintelį momentą, kur Lewandowski įmušė. Tai reikia žiūrėti, aš manau, dabar aš esu iš trenerių pusė, reikia pirmą, pavyzdžiui, ypač po varžybų žiūrėti tie klaidom, kur daro komanda, kad nekartotum. Bet kad aš negaliu pasakyti, kad labai gerai žaidžia, bet pagal lygis prieš ką žaidžia, tai buvo tikrai gerai. Tai ir dabar vakar žaidė, pavyzdžiui, mano nuomonė, nežinau, mes eisim į tą temą. Eisim, taip, eisim. Tai va, tai aš manau, kad galiu pasakyti, kad geriau į pozityviai pusę negu negatyviai. Tai negaliu sakyti, kad buvo kažką wow, bet didelį kovą buvo, mačiau, kad visi stengiasi, čia yra labai į gerą pusę tikrai. Dar grįžtant prie tų rungtynių, Lenkai iš esmės daug progų tokių labai realių, nu iš esmės neturėjo. Gertmanas to darbo irgi per daugiausiai neturėjo. Kalbėjom apie spaudimą, kurį lietuviai taikė nuo pat rungtynių pradžios. Tai vat kaip galvojat, kas leido lietuviams taip gintis, kad Lenkai tų progų iš esmės daug ir neturėjo? Čia tas spaudimas Lenkus taip išmušė iš vėžių nuo rungtynių pradžios ir jiem paskui niekas nesigavo, ar kur buvo? Aš manyčiau, kaip ir minėjau, pasirinktas buvo geras planas, turbūt spausti nuo pirmų minučių, o Lenkai, manau, tikrai tikėjosi, kad lietuviai sulys į gynybą ir lauks savo šansų, bet paskui, kai sakau, komanda jau įsivažiavus tempą ir kovą lietuviai davė Lenkam ir sunku jam buvo grįžti. Jo, kaip ir žinom, tikrai visi žaidėjai aukštesnio meistriškumo, kokiose komandose žaidžia, bet kova atsidavimas davė savo pliusų lietuviam ir ilgą laiką buvo ties kažkokio tai teigiamo rezultato. Aš tik įsivaizduoju, kas būtų daręs Lenkijos žiniasklaidoje, jeigu nebūtų Lenkai išsigelbėję ir iškovoję pergalės, jau dabar realiai ten paskaičius Lenkijos žiniasklaidą, su vertėju, aišku, išsivertus, tai ten trypiama buvo Lenkijos rinktinė, koks prastas jų pasirodymas ir kaip čia buvo tyčiojamas iš tų 60 000 stadione. Įvartį pelnė Lewandowskis. Man susidarė toks įspūdis, aš iš tikrųjų bijojau Lewandowskio, galvojau, kad Lietuvos rinktinės gynėjams bus velniškai sunku ten su juo tvarkytis, bet po rungtynių liko toks jausmas, kad nėra Lewandowskis toks geras, bet tų Barsos kitų gerų žaidėjų, kai nėra tokio lygio komandos draugų. Taip, su juo ten sudėtinga, taip, jisai ir fiziškai labai tvirtas ir gynėjam buvo sunku, bet jeigu ne tas įvartis, tai nežinau, po rungtynių gal net nelabai ir kalbėtume apie jį. Kai tu žaidėjai su gerai žaidėjas, tai aišku, tavo žaidimas, bet koks žaidėjas būtų, jeigu kažkas žaistų Barcelona, paprastas žaidėjas būtų geresnis žaidėjas. Tai nesakiau, kad Lenkija rinktinės yra kažką blogo, bet ne Barcelona. Tai kai, pavyzdžiui, jisai negaudavo pasai, kaip jisai gaudo iš Barcelona. Tai ir aišku, yra daug dalykų, kur rinktinės kiek dienom kartu būna. Tai yra tie dalykai, kur ir kitas treneris, kitas, kaip pasakyti, reikalavimo ir taip toliau. Ir irgi Lietuva gynėjai visai neblogai gavo, visą laiką artėjo Lewandowski. Tai jam aišku, kad sunku, bet užteko vieną momentą ir įvartis. Tai reiškia, kad meistriškumo yra ir bus visą laiką.
Nežinau, pastebėjot kažkokį papildomą dėmesį Lewandowskiui iš Lietuvos rinktinės? Tai aš manau, buvo sutankinta gynybai ir to pasiekoje, manau, jam buvo sunkiau, bet kaip ir pasikartosiu, kad vienintelis toks, nesakyčiau, kad ten momentas buvo pusmomentis ir jisai tą pasinaudoja ir įmušė. Atrodo nebaisus, bet iš tikrųjų, kur Barcelonai, Jamalis, Rafinija, ta prasme tikrai aplinkui Pedri ir taip toliau, gali vardinti, tikrai Lenkijoje tokių nėra, bet tikrai yra gerų žaidėjų. Bet kai sakau, ne viskas kartais koncentruojasi ties puolėju, nes jisai irgi kartais Barcelonai, jisai nieko atrodo nedaro, visas žaidimas vyksta be jo, jisai tik tai laukia ir kai reikia, jisai sukruta juda. Gerai, galim pereiti ir prie kitų Lietuvos rinktinės rungtynių. Dariaus ir Girėno stadione pirmadienio vakarą beveik 10,5 tūkstančio žiūrovų susirinko, vienos lankomiausių Lietuvos rinktinės rungtynių apskritai per visą mūsų šalies futbolo istoriją. 2-2 rezultatas su Suomija, aišku vėl po tų rungtynių su Lenkija ir vėl tos sąlyginai gero pasirodymo, vėl tie lūkesčiai dideli, kad jau čia pergalė prieš Suomius, Suomijai vargo ir su Malta atrodo, ten Malta žaidė mažumoje ir taip sunkiai laimėjo Suomijai. Ir tikrai daug žmonių ir iš mano aplinkos ir iš tos pačios socialinės erdvės, tikrai ėjo į stadioną su mintim, kad šiandien tik pergalė. Šiandien tik pergalė. Bet tos pirmos 20 minučių turbūt labai greitai visą tą hypą numušė. Buvot stadione? Buvau. Nebuvau. Žiūrėjau per televizorių irgi buvo visai sunku buvo pataikyti į stadioną vakar, tai vėlavau 15 minučių, nežiūrėjau pradžioj. Tai nematėjai abiejų įvarčių, ne? Buvo 1-0. Tai dar neblogai. Jo. Tai buvau stadione labai, pirmiausia, ką aš pastebėjau, aišku, žiūrovai, tai jau vis tiek kažką kito, nes žaidėjai, ypač kai esate aikštėje, mes norim žiūrėti žmonės, mes norim pajausti tą energiją. Ir vakar buvo tikrai labai smagu žiūrėti ir tikiuosi, kad taip ir bus toliau. Tai antras dalykas, aikštė, mano nuomonė, nežinau, niekada nemačiau tokią aikštę, neatsimenu, kada mačiau tokią, viskas idealiai futbole. Jo, aš irgi buvau nustebęs, nes net ir po pirmo kėlinio iš esmės nei vieno kupstelio kažkokio, nei vienos išsidraskiusios vietos, tai tikrai šitoj vietoj Dariaus ir Girėno stadionas. Tikrai negerai buvo, bet šiais metais tikrai labai gerai. Pažiūrėsim po koncertų, kaip bus. Tikiuosi, kad nebus. Bus, ne vienas koncertas. Koncertų ne vienas bus, bet esmė, kad jo. Kur bus? Ar ant aikštės, ar šalia? Neturėtų būti ant aikštės, bet vis tiek ant aikštės kažkas stovi, ar tai kažkokios garso kolonėlių. Tai čia ne problema, bet jeigu... Jeigu pašoksi ant žolės, tai negerai bus. Bet jo, ir žaidėjai šiaip iš tikrųjų atsiliepimai labai geri, kad netgi buvo tokių palyginimų, kad net Veja buvo geresnė negu Varšuvoje penktadienį. Tai va, ir viskas pakeitė, ir kaip bėgti, kaip pasuoti, kaip smūgiuoti vartus, tai tikrai idealiai. Apie rungtynės pradžio, kaip jau sako, kad buvo sunku. Pirmą kėlinį, jie turėjo biški daugiau galimybės, Lietuva labiau į gynybą buvo, bandė kontratakuoti, bet biški ten, mano nuomonė, trečia dalis mes nebuvo labai, kaip pasakyti, aštrus. Jo, trūko, mano nuomonė, ypač pro kraštus, vieną ant vieno mes nebandom. Dauguma ant kojo žaidėjų norėjo, tai tie dalykai, kadangi tu žaidinami su tokia atmosfera, tai reikia rizikuoti, ypač po varžybos, kaip žaidė su Lenkija, tai turėtų būti dar euforija ir emocijos ir taip toliau. Bet aš manau, kad rezultatą neblogas pagal žaidimo kokybę, kaip Lietuva sugebėjo žaisti prieš Suomiją. Ir antrą kėlinį jau biški daugiau rizikavo ir gavosi, kad jau biški geriau jie ataka mūsų Lietuvą. Tai va, ir
kartais būna, kad meistriškumu jau daro rezultatą. Tai Gineitis ir Kučys, mano nuomonė, yra tie žaidėjai, kur galima iš savo meistriškumo kažką daryti, aišku, į naudą. Jeigu tu turi geras smūgis, tai reikia naudoti, ką tu turi gero. Jeigu tu greitai bėgi, tau reikia daryti, kas tau iš savo pusės turi gerą. Tai vakarai taip buvo. Gineitis, mano nuomonė, yra žaidėjas, kur yra išskirtinė iš visų. Nesakiau, kad kiti yra kažką blogo ir taip toliau, bet kadangi žaidžia aukščiausią lygą Italijoje, tai čia automatiškai turėtų būti jau išskirtinis žaidėjas. Tai man tie du žaidėjai, jeigu jie žais visą laiką, ir aš manau, kad reikia tikėti, kad jie galės kažką daryti, arba kažką individualiai, arba smūgiuoti, arba vieną prieš vieną ir taip toliau. Ir baudos smūgis irgi Gineitis yra labai geras, tai tikėkime, kad tie žaidėjai jau toliau pratęsis tą savo individualumo į naudą. Rafa, tų pirmų 20 minučių nematė, Nerijau, kas tavo nuomonė ten rinktiniai nutiko, nes iš esmės, jeigu ne tos 20 minučių, tai tikrai galėtum sakyti, kad geras rinktinės pasirodymas, po tos 20 minučių atkarpos, pirmo kėlinio antra pusė, iš vis sakyčiau, labai gera, jau ir kamulio kontrolė, ir momentai, ir tokia gera banga, kur atrodo viskas gaunasi, bet kas per tas 21 minučių nutiko? Aš manyčiau, kad biški neįvertino Suomių, po jų paskutinių varžybų vis tiek, aš manau, paskutinės varžybas jie akcentavo ir analizavo, kaip jie žaidė prieš Maltą ir jie buvo visą žaidimą atidavę ir jie turbūt tikėjosi kažką panašaus, bet gavosi visiškai atvirkštinis variantas ir turbūt buvo meškos paslauga padaryta jiem. Po sąlyginai gerų varžybų Lenkijoje ir jie visai kitų tempų ėjo varžybas ir lietuviai buvo visiškai pasimetę pirmas 15 minučių, kiek kažkoks tai praspėrimas kamulio, pavojus, atrodo žmonių žaidėjų kaip ir yra daug, bet visi kažkur ne tuose vietose ir to pasiekoje ten vienas įvartis įkrito, tada po gynėjo klaidos, kur jau bandė dar ištaisyti, bet galų gale ir pendelis buvo ir galų gale tai praėjo 20 minučių, bet gerai, kas gerai baigėsi, kad sugrįžo į varžybas ir Dolžinkovas tikrai neblogai sukrutėjo, nors mano nuomonė turbūt buvo baudelė, bet pasidžiaugkime įvarčiu, nes tas įvartis, manau, davė impulso, bet Artūrova tie dalykai su pečiukais, jau ne pirmas kartas žinant jį, tai gerai, kad teisėjas, kai sakau, turbūt davė aukštesnę liniją žaidime ir nesušvilpė, nors, kaip ir minėjau, mano nuomonė turėjo ten baudelę. Aš irgi šitą pasižymėjęs, kad iš esmės, kai tik įmušė įvartį, net nebuvo tokio, bent jau pas mane asmeniškai nebuvo tokio džiaugsmo sprogimo, nes, iš karto pagalvojau, kad, čia bus varas, tikrai žiūrės ir aš buvau įsitikinęs, kad įvartį gali atšaukti. Nes, iš esmės, tikrai realiai jau stadione žiūrint, atrodė, kad pražanga, aš net ir kartojimą dabar žiūrėdamas, matosi, man irgi pražanga vis tiek. Su pečiu tai tu gali ypatingai, bet ne į petį. Į petį tai tu gali, bet į nugarą tai automatiškai bauda. Ir ypatingai, ką tu sakai, kad nubrėžė tą tokią aukštesnę kontakto liniją, bet šiaip rungtynėse ta kontakto linija nebuvo, jinai labai aukšta. Ten kiekvienas, atrodo, stumtelėjimas, prisilietimas būdavo švilpukas, kad pražanga. Tai labai nustebino. Tai reikia padėkoti teisėjai, kad padėjo biškai. Bet jo tikrai atrodo iš išorės, bet keista, kad dar ir varė matai ir reiškia, kad... Tai čia vėl turbūt. Reiškia, kad nebuvo pagal teisėjas. Tai va čia labai... Gerai, ačiū teisėjai. Ačiū, jo. Labai priklauso nuo VAR teisėjo irgi požiūrio. Jeigu yra teisėjas, kuris leidžia tokį grubesnį futbolą, tai jisai tada, čia nepražanga ir net nekviečia to aikštės arbitro pasižiūrėti. Tai turbūt toks ir buvo papuolęs. Dar kalbėjom, ar ne, kad per tas pirmas 20 minučių atrodė, kad lietuviai net nelabai žino savo pozicijų, nespėja kažkur. Ir šitose rungtynėse Edgaras Jankauskas pakeitė taktinį išsidėstymą, jau žaidė 4 gynėjais, Edgaras Sutkus gavosi toks kaip atraminis saugas. Ar gali čia būti irgi, nes realiai jau senokai nematėm, kad Lietuva žaistų tokių išsidėstymų, jau buvom kaip ir pripratę prie tų 5 gynėjų linijos.
O dabar toks pokytis realiai per kiek? 3 dienos tarp rungtynių. Tai vat, ar įmanoma taip kardinaliai pasikeisti ir, nežinau, adaptuotis prie to kitokio išsidėstymą? Vis tiek dažniausiai turi dvi taktikas, kuriuom tu remiesi, bet kaip ir minėjai, kad žaidė 4 gynėjais, bet vis tiek toks labiau gynybinis buvo, gynybinė sudėtis, tiek Utkus, atraminių žaidė, bet jisai gynėjų reguliariai žaidžia. Tas pats Lasickas kraštu, irgi gynybinis žaidėjas. Taip kad vis tiek, kaip ir sudėtis plius minus tokia pati, bet sudėta vis tiek, tų gynybinių buvo pakankamai daug žaidėjų. Tai gal ir to truko aštrumo, nes, kaip ir minėjom, pradžioje tikrai nebuvo pačios gražiausias, bet svarbiausia, kas gerai baigėsi. Jo, tai žaidėjai, kur pakeitė ir kaip Nerkas sako, kad labiau atrodo kaip į gynybinį pusę mūsų komanda, tai jie neturi tą įprotis, kad žaisti į priekį arba duoti kažkokio pasas, kur galėtų būti biškiai aštrau, arba, pavyzdžiui, Laciskas 1-1, tai gaunasi sunku, tai reikia adaptuotis į, kaip matot, į Suomio pusę, kaip treneris galvoja, kad jisai galvoja, kad tokia formation ir su tokie žaidėjai, kad būtų į naudą kažką, bet čia nieks nežino, futbolą galima pakeisti kiekvieną minutę. Bet aš manau, kad neblogai gavosi, vis tiek klaidom bus visą laiką ir svarbu, ko mažiau daryti. Top Sport Casino. Lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Kaip jūsų nuomonė sugebėjo lietuviai rasti jėgų pas save grįžti rungtynes, nes atrodo, ką ir Edgaras Jankauskas kalbėjo po rungtynių, kad realiai po tų pirmų 20 minučių ir tų 2 praleistų įvarčių, tikrai atrodė, kad gali čia ir neoriai pasibaigti rungtynės, nes toksai ankstyvas nokautas ir apskritai retai, kada Lietuvos rinktinė, nežinau, per paskutinius 20-30 metų sugebėdavo grįžti rungtynes iš tokio rezultato. Aš dabar irgi neturiu tų tikslių skaičių, bet atrodo paskutinį kartą prieš 20 metų galbūt ir buvo, kad iš 2 įvarčių sugrįžta rinktinė. Tai kartais būna, kaip aš sakau, apie meistriškumą. Kartais būna, kad žaidimas nelabai gerai eina, o meistriškumą gali spręsti varžybos. Tai vakar, mano nuomonė, taip ir buvo. Nesakiau, kad Lietuva blogai žaidė, bet kažką, ypač kad pradžioje jūs sako, kad buvo sunku, tai kad atsigauti emociškai ir kad pabandyti kažką, kad pakeisti situaciją yra sunku ir fiziškai, psichologiškai ir taip toliau. Bet kadangi mes turim tie keli žaidėjus, kur galima kažką savo daryti, sukurti ir taip toliau, tai gaunasi, kad tikrai į naudą turėti tokie žaidėjai, kur sugeba kažką individualiai daryti ir taip toliau. Tai labai bus irgi turbūt svarbu apskritai visam Lietuvos futbolui, kas su Armandu Kučiu. Jis pelnė tą pirmąjį įvartį po Dolžnikovo perdavimo, bet vėliau antram kėliny patyrė traumą ir pagal pirmines tas kalbas, aišku, tyrimai dar bent jau šią akimirką kol kas nėra atlikti, bet tas kelis ištinės ir tas pats kelis, kuris buvo Armandą pristabdęs prieš kurį laiką, ten 2 ar 3 mėnesius Kučys nežaidė dėl tos kelio traumos, tai labai norisi tikėti, kad nieko rimto nenutiko ir vėl tokiam laikui Armandas iš žaidimo neiškris. Su Nerijum prieš pradedant šią laidą kalbėjom, kad tokia nereikalinga situacija, kurios tikrai puolėjas gali išvengti. Aš taip pat norėjau sakyti, kad sakai, kad tą momentą iš tikrųjų, aišku, jisai ten nuo emocijos, norėjo padėti komandą, bet nereikėjo gauti taip smarkiai, galėjo įspausti žaidėjas, bet nereikėjo 200% eiti tą kamuolį. Galėjo biškį ne taip stipriai, bet kartais būna futbolą, mes niekada nenorim traumą gauti, bet buvo kaip mes sako, in wrong time and wrong place.
Tai va, bet gaila, tikiuosi, kad viskas praeis ir kad nebus nieko rimto. Nu, aš manyčiau, varžybose, niekada savęs netaupai, atiduodi maksimaliai ir Armanda, žinant, kad jis visada kovoja iki galo ir va, kartais tų tokių nereikalingų geltonų kortelių prisirenka va tokiais ypač momentais. Bet momentas tikrai pasirodė, kad nepasirodė kažkoks tai labai baisus, ypatingas, kaip prieš tai buvo gavęs traumą. Tada konferencijų lygoje. Tada jau matėsi, kad tikrai tas kelias, kad ten išlinko, taip, tai irgi gerai baigėsi, tai tikiuosi nieko rimto dabar, gal pailsės porą savaitėlių ir tikiuosi viskas bus gerai, nes tikrai reikalingas žaidėjas tiek visai Lietuvai, tiek ir klubui. Dar, ką esu pasižymėjęs, po ilgos pertraukos Manfredas Ruzgis grįžo į rinktinę, dabar tai bijau sumeluot, bet po 7 gal, ar net daugiau metų, išėjo po keitimo antrame kėlinyje, kokį įspūdį paliko jums? Iš tikrųjų, aš labai minimaliai žinojau apie šitą žaidėjas, aš girdėjau šiandien, kaip tai kalbėjau apie jį su, neatsimenu, treniruotėse buvo, tai sakė, kad turėjo daug traumą, operacijos daug. Taip, yra ten istorija. Tai pastebėjau, kad jo stilius yra labiau kaip žaidėjas, kur laiko kamuolį, kur kovoja ir taip toliau. Bet aš manau, kad jisai padarė savo darbą, tai neturėjo progą, aš manau, arba gal vienas smūgis. Buvo progelė, kur jau prie dudų galėjo ten šiaip gerai išlindo. Vienas smūgis, jo. Taip į kamuolį nepatėjo. Tai aš manau, kad viskas gerai, žaidė gal kiek, pusę valandą, 20 minučių. Kažkas į tą pusę. Tai negaliu pasakyti, kad kažkokia labai didelis įspūdis buvo, bet aš manau, jeigu toliau dažniau ateisi, gali būti, kad būtų geriau, į naudą. Aš galvočiau, jisai pakankamai aktyviai įėjo, bet manau, jisai pats pajuto, žengęs į aikštę, kad tempas, širdies darbas ženkliai didesnis nei vietinio lygio, kur dabar žaidžia. Albanijos antra lyga. Tai manau, tikrai buvo jam šokas tiek per treniruotės, tiek varžybose, bet išėjo, pakovojo, vieną pramušė, kitą tikrai galėjo gal uždaryti sėkmingiau, kažko labai, gal kaip ir rinktiniai, žiūrint kaip žaidžia, tai norėtųsi gal, kad biškisai lengvesnės būtų, čiučiut judresnės gal, kad nelengvesnės, nes tiek Gytis, tiek Armandas, abudu aukšti, bet ir greiti tuo pačiu, tai mums to greičio atako ypač reikia, bet jisai ką gali tikrai užsiblokuoti, numesti. Buvo tokių porų momentų, kur atrodo tiek nedaug reikėjo ir būtų išlindęs ir būtų tą ataką išėjus. Čiučiut pritruko, bet, kai sako, tikrai negadino nieko. Po to išlyginamo įvarčio, koks jums įspūdis buvo apie tą jau paskutinę rungtynių atkarpą, nes man susidarė žiūrint stadione rungtynes, atrodo, kad iki tol lietuviai tikrai labai stengiasi, ėjo į priekį ir žūtbūt norėjo, buvo tikslas aiškus, būtinai išlygint. Bet po to išlyginamojo toks atoslūgis atrodo. Aš manau, grinai prasidėjo atsargumas toks iš abiejų pusių. Nes tada jau ir to kamulio iš užribio nieks nebeskuba grąžinti, jau atrodo, kad vos ne išlyginom ir jau darbas padarytas, susitaikom, kad jau čia yra neblogas rezultatas ir kai bus, tai bus, bet jau žūtbūt į priekį dėl to trečio įvarčio nebeinam. Aš manyčiau, Suomiai pakankamai neblogai vertino, kad išvykoj su Malta laimėjo, išvykoj taškas, kaip ir turbūt tikėjusi 3, bet kaip situacija 2-0 pirmaujant ir paskui 2-2 jau žinoma, kad psichologiškai skirtumai komandai iš karto jaučiasi, tai jie, manau, nusiteikė, kad ir tas taškas bus neblogai. Bet iš kitos pusės, lietuvių pusės, tai aš biškai gal ir norėčiau, kaip čia pasakyti, sutikti su Jankausku, ne ką jisai kalbėjo, kad nenorėjau gal rizikuoti, nors tikrai būdavo prieš tai ciklas, kad jisai tikrai mesdavo atakuojantį žaidėją ir aš paskui panalizavau, pats galvoju, kodėl jisai nemetė. Aš manau, tikrai jam pačiam irgi psichologiškai reikėjo to bent taško, nes tikrai gerą darbą daro, rinktinė tikrai visai neblogai jinai atrodo savo lubose, kažkur galės biškiau aukščiau, bet kad kalba vadovybė apie antrą vietą, sorry, bet tikrai aš nematau. Jeigu Maltą aplenksim, bus gerai, jeigu Suomija bus labai gerai. Toliau, čia viskas šiai dienai.
bet augant tokiom žvaigždėm Lietuvos Armandui Gineičiui, tai metai su metais bus galima kažko labiau tikėtis, bet šiai dienai yra taip, kaip yra ir reikia būti su realybė sutikti. Jo, kartais geriau vieną tašką negu nei vieną. Tai vakar aš manau, kad treneris, aš tai manau, kad taip ir galvoju, kad nenorėjo galė rizikuoti kažką, kad gautum kažkokią kontrataką. Ir ten dar ir buvo tokių momentėlių, kur vienos atakos metus ten 4 smūgius atliko. Kodėl nebando Vareikos leisti? Bet paskui galvoju, blemba, reikia ir treneriai to taško, kad, nes, sakys, kalbat gražiai, bet geras žaidimas, bet taškų nėra. Yra, tai pagaliau pasižiūrėkime. Kartai reikia kontroliuoti emocijos ir, kaip pasakyti, kad nerizikuotum, kad gautų tą tašką ir paskui žaisim toliau prieš Maltą ir tada pažiūrėsim. Dabar yra ta tarpas, kur treneris turėsi laiko pagalvoti, pasižiūrėti, ką daryti, kaip ir tada refresh iš naujo ir tada galima galvoti apie kas bus toliau. Jo, tai galų gale taip žiūrint rungtynes, tai tie skirtingi scenarijai iš 0-2 į 2-2, tai kaip ir tas taškas, kaip ir gerai. Aišku, tikėjasi prieš rungtynes 3, bet žiūrint visą scenarijų, kaip ir gerai. Suomiam irgi tikėjosi 3, viskas buvo gerai, 2-0, bet tada prarandi tą pranašumą ir va šitoj vietoj Suomijos žiniasklaida irgi, kaip ir Lenkai, ten vietiniai spaudoj Suomijos rinktinė lygina su žemėm. Kitas dalykas, kas man irgi net buvo kažkiek keista, bet vėl čia tokie mentaliteto kažkiek dalykai. Lietuvoje neišgirsi, kad rinktinė, kad ir po pralaimėjimo ar ten po lygiųjų nušvilptų, o Suomiai, kurie buvo atvykę į Kauną, kaip tik ar stadione visai netoli jų sėdėjau ir atėjo komanda atėjo padėkoti po rungtynių Suomijos ir Galiam, tai jau aišku rungtynių metu Suomiai mėtė į bėgimo ataką bokalus, o po rungtynių, kai atėjo komanda padėkoti, tų bokalų dar daugiau pradėjo skristi į aikštę. Tai bėgo dar užsipirkta, ne? dalis Suomijos tos tribūnos, ten jų nemažai šiai buvo, dalis tos Suomių tribūnos skanduoja, kažką ploja, kita dalis tos Suomių tribūnos girdėjosi net švilpimas. Ta prasme, nušvilpė kažkiek tą savo rinktinę. Jeigu žiūrim, kaip jūs sako, kad pradžioj buvo gerai ir gal jie turėjo daugiau galimybės laimėti, o paskui atvirkščiai gavosi. Tai čia normalu, aš manau, ypač, kad Suomija, manau, kad didesnė šalis ir daugiau gal nuo fanatų reikalauja, gal populiaresnė ten tą futbolą. Ne kaip Lietuvoje dar mes laukiam tą, kaip pasakyti, tą palaikymą pilnai iš žiūrovų. Tai, bet šiaip kaip žaidėjas, aš visą laiką mėgstau žaisti su įspaudimu. Tai Braziliją žaidžiau, didžiausiai klubai Brazilijoje, tai kartais mes negalėjom išeiti iš treniruotės, reikėjo su apsauga namo. Arba kai skrisdavom į oro uostą grįžti, ten buvo 5000 žmonių, mašiną daužytum ir taip toliau. Tai šitie dalykai reikia pasiimti naudą, kad atsirasta aistrumo, bet aš nemanau, kad vakar buvo labai baisu, bet matosi, aš irgi sėdėjau prie Suomijos fanatai ir mačiau, kad jie nepatinti buvo, tai reiškia, kad Lietuva jau buvo, atrodo, biškai geriau. Jo, tai pirmas tas langas, taškas yra Lietuvos rinktinės sąskaitoj. Toliau laukia vasara langas ir ten lauks jau Maltos rinktinė. Vėliau rudenį lauks ir Nyderlandai. UEFA tautų lygoje buvo ketvirtfinaliai sužaisti tam jau A divizione. Nyderlandai žaidė su ispanais ir pralaimėjusi komanda tapo Lietuvos rinktinės varžove šioje grupėje pasaulio čempionato atrankoje. Tai visų pirma, kurios galbūt rinktinės norėjo, Ispanų ar Nyderlandų, kad atvažiuotų į Lietuvą? Aš už Ispaniją. Norėjai Ispanus, ar nematyt? Jo. Aš už Nyderlandus, kadangi Ispanus jau mačiau, tai galvoju, Nyderlandai visai būtų Lietuvai įdomus variantas, tiek vieni, tiek kiti galingi.
Abi komandos kontroliuoja panašiai kamuolį, panašus žaidimo Atakuojantis stilius, atakuojantis, nes net žiūrint paskutinės dabar varžybas, kaip jie žaidė per pagrindinį laiką 8 įvarčiai žiūrovom, pats smagumas, alaus turbūt daug išgerė. Dar per pratesimą 2 baudiniai, iš tikrųjų pendelių 3. Įdomios varžybos, manau, buvo ir tiek vieni, tiek kiti būtų buvę gerai. Aš asmeniškai irgi norėjau Nyderlandų, nes atsimenu pirmas čempionatas, kurį taip jau akilai stebėjau 2008 Europos, paskui 2010 pasaulio, tai ten Nyderlandai paliko gerą įspūdį ir šiaip tas dalykas, kad Nyderlandai buvo viena iš 2 valstybių, su kuriuom Lietuvai futbole dar nebuvo tekę žaisti. Ir kas čia dar liko? Kas čia dar liko? Etiopija? ne, Europos rinktinės. Blemba dabar užkrito Kroatija gal? Ne, Kroatija. Žodžiu. Kroatais ar yra žaisti. Dabar taip sakau, dabar. Bet ne, smagu bus į Nyderlandus nuvažiuoti, pažiūrėti. Ir aš irgi galvoju, kad Nyderlandus ir galių nemažai turėtų į Lietuvą atskrist. Tiesioginiai skrydžiai yra, jiem irgi futbolo turizmą mėgstantiem, nematyta šalis iš tos futbolo pusės, tai manau gali. Kaunui bus gerai. Kaunui bus gerai. Kaunui bus gerai. Oranžinis bus. Tai dar kalbant apie tas rungtynes, tai šiaip abi rungtynės tokios labai permainingos, pirmos 2-2 Olandijoje, pirmavo ispanai, Nyderlandai lygino ir pirmavo, ispanai žaidė mažumoj galų gale, bet vis tiek per pridėtą laiką sugebėjo išlyginti rezultatą ir iš esmės išsivežė, kaip sakyt, pasidarė taip, kad viskas iš naujo prasidėtų Ispanijoje, Valencijoje vyko tos antros rungtynės, ir vėl scenarijus labai panašus, vėl 2 kartus ispanai pirmavo pagrindinio laiko metu, Olandai 2 kartus rezultatą vėl sugebėjo lyginti, pratęsimo metu ispanai vėl pirmavo po Jamalio fantastiško įvarčio, Olandai vėl rezultatą išlygino, ir galų gale per baudinių seriją jau buvo geresni ispanai, užtikrinti baudiniai, išskyrus galbūt to paties Jamalio, ten jau vartininkas Nyderlandų sugebėjo atremti smūgį, pačių Nyderlandų smūgiai nebuvo tokie geri, bet čia vėl turbūt ir ispanų patirties daugiau tokiose situacijose. Dar ką esu pasižymėjęs, kad ką ir Nerijus kalbėjo, baudinių kiekis. Tai tose antrose rungtynėse 3 baudiniai per rungtynes iki baudinių serijos. Tai, ką ir iliustruoja, kad, tikrai abi komandos atakuojantį futbolą žaidė, abi komandos norėjo būtent visų pirma puolimu laimėti. Aš norėjau tą patį pasakyti, kad buvo puolimas geresnis nei gynyba. Įvarčių daugybė, žiūrovom tikrai patiko, vieni išėjo nugalėtojai, kiti ne, bet gavom varžovą, su kuriuo tikrai bus labai sudėtinga žaisti tiek namie, tiek išvykoje, nes, kaip ir pasikartosiu, abi komandos panašaus stilio, kaip žaidė, kiek važiavau, ypač antras varžybas, tikrai, manau, bus smagu tiek pačiam lietuviam pasitikrinti ir nežaista dar prieš Nyderlandus, tai lauksim. Tie komandos vis tiek yra vieni iš geriausia, kaip su kamuolį žaidžia. Aišku, ir be kamuolį irgi gerai, ir individualiai. Ir retai kada jam tenka be kamuolio žaisti. Jie visą laiką nebėga paskui kamuolį, bet dauguma su kamuolį. Ir individualiai žaidėjai, žodžiu, yra daug gerų dalykų, kur tikrai gražių žiūrėti. Man įdomus faktas, kad Memphis Depay žaidė, ne? Šitas varžybas. Žaidė. Ir jisai Braziliją žaidė. Tai aš mačiau, kad treneris vienas varžybos ten nuėjo pasižiūrėti stadione. Ir man biški keista, nes vis tiek, jeigu žiūrim europietiško futbolą ir braziliško futbolą, jisai tikrai gerai žaidžia ten. Bet su savo europietiško stiliu Brazilijoje jisai jau žymiai geriau žaidžia negu tie brazilai žaidžia. Aš turiu omeny apie komandiškai, kaip komanda. Aišku, mes ten jau kitaip, vieną prieš vieną, individualiai ir taip toliau, bet kaip žaidžia, kaip komandos, tai jisai tikrai labai skiriasi nuo mūsų futbolo. Tai aš manau, tikrai nereiškia, kad jisai europietis, kad brazilijas neadaptuots, bet tikrai gerai
gerai Aš manau, žaidžia. pas jį svajonė turbūt buvo, ne? Pietų Amerikai pažaisti greičiausiai. Jis norėjo, nes pats jis iš Afrikos, man atrodo, tėvai ir paskui gimė. Nes pala, ispanas dar kažkas, ne Herrera, kaip jisai Argentinoje irgi dabar išvarė žaisti. Šiaip yra nemažai Herrera. išvykusių. Iš Mančesterio, kur buvo, ne? Jo. Tai va sakau, net... Tai Ramosas, Meksika. Meksika, nu sakau, Jo. dabar yra šalių, kur, nu, tikrai moka Jo. labai didelius irgi pinigus, bet Jo. kažkas nori, nu, tos kultūros Pakeisti, jo. pakeisti. Tai jo. va ir tu esi sakęs per savo karjerą, kad Taip. norėjai būtinai išbandyti Taip. kažką ir va kitam mūsų podcast'e apie Lietuvos futbolą Arūnas kolega. Tai va, jie lygiai irgi taip pat, lygiai jie taip pat sakė, žmonės. sako, karjeros pabaigoje liepiau agentui man surast kažkur, nu bet kur, Azijoje kažkur. Futbolo yra, visur yra futbolo. Tai aišku, yra viena šalis yra kitokiais stilius, arba fiziškai, pavyzdžiui, Azijoje yra žmonės jau mažesnės ir greitesnės, Europoje jau stipri, Brazilija jau vidutinį, techniškas irgi daugiau, tai bet gale mes mokam žaisti futbolą, tai mes galime žaisti bet kur. Ir Japonija, ir Kinija, ir bet kur. Tai aš manau, kad čia adaptuotis reikia biški laiko ir tada jau galima žaisti nesvarbu kur. Nu, Nerka žino, irgi žaidė Azijoje daug metų visur. Aš žaidžiau daugiau Europoje, bet aš manau, kad nėra labai kažkas labai skirtingo. Bet žinau vieną, kad kažkur nuvažiavęs va į Aziją, kažkas į Pietų Ameriką, europietis, visi galvoja, kad nuvažiuos, nu jie bus geriausi, bet man atsimenu, nuvažiavau į Tailandą ir prezidentas pasikvietė papietauti, sako, pas mane daug Brazilo buvo. Ir visi jie pižonai. Tai sako, tu negalvo, kad čia, nu visi galvoja, kad bus lengva. Sako, tu negalvo, kad bus lengva. Sako, dabar switch. Nes sako, jeigu tu ne, sako, tau bus labai sunku. Tai man kažkaip tie žodžiai įsiminė, galvoju, nu, lemba, reikia tikrai. Bet darbą įdėjai, nu viskas gerai, bet visi galvoja, nu varai, pinigus pasimsi, viskas lengva bus. Nebus lengva. Aš galiu pasakyti apie save, aš turėjau 3 galimybės, aš buvau peržiūrėjau 3 kartus Tailandą ir nei vieną nepraėjau. Tai, Netikai? Ne. Tai 3 kartus aukščiausio lygio Tailandė, buvau 2 savaitės. Padarau viskas, ką aš moku daryti. Tai aišku, ten karšta labai, nu, tokie dalykai aikštė, ne taip ir buvo. Bet kažkaip treneris, mano stilius netiko ten. Tai reiškia, kad aš nesugebėjau adaptuotis į tą futbolą. Tai ir man keista, aš labai norėjau ten pasilikti. O Vietname pala nebuvo irgi? Ne, tik Tailandė. Tailandė buvo. Jo. Nu matai, jie šiaip Brazilų, Tailandė, nu nežinau, turbūt 85-90%, ta prasme, iš užsieniečių. Nu, ir visi jie nori Brazilų. Bet va, gal... Kai Rafa tuo metu, nu, atsimenam, nu, jis nebūdavo tas, kuris labai daug bėga su kamoliu. Bet turbūt reikėdavo ten daugiau, kurie biški, nu, pabėgs daugiau. Jo, nesupranta, kokį jisai galėtų naudą duoti su savo perdavimais, individualiu meistriškumu. Jo, tai įdomus faktas, bet Europai man labiau jau pavyko gerai žaisti. Jo, čia taip šiek tiek įdomiai nukrypom. Nyderlandai atvažiuos į Lietuvą, tai po 4 metų pertraukos turėsim jau visiškai top lygio varžovą. Dabar paskutiniai metai Tautų lygos, Europos čempionato atranka, tai kaip ir neturėjom jau to tokio visiškai top vardo iš rinktinių futbolo. Turėjom serbus, vengrus. Serbai jau atsibodė. Jo, tai taip kažkaip nebuvo to, kuris pritrauktų ten masę žmonių. Tai po 4 metų pertraukos pagaliau turėsim tokį varžovą, nes prieš 4 metus turėjom italus irgi pasaulio čempionato atrankoj, turėjom kažkada ir portugalus. Tai Anglijoje buvo irgi čia. Nu jo, buvo ir Anglija dar kiek anksčiau. Tai laukia toksai tikrai didelis išbandymas ir įsivaizduoju, kad pirmą kartą Dariaus ir Girėno stadionui futbolo Lietuvos rinktinės rungtynėm grėsia soldautas iki paskutinio bilieto. Ir gerokai anksčiau nei kad likus dienai iki rungtynių. Mano nuomonė svarbu žmonės nežiūrėti, kas pirksi bilietą ne kaip renginį, o kaip sirgaliai, kaip palaikyti savo komandą. Nes yra žmonės, kurie eina kažką veikti. Čia šiaip labai įdomus dalykas. Dabar Europinėme turnyre Legija žais su Chelsea
Ir irgi, didžiulis susidomėjimas tom rungtynėm. Šiaip į Legijos rungtynės dažniausiai būna soldautas ir daug žmonių ten lankosi. O tai stadioną nekeičia? Ne, didesnį? Ne, liktai nekeičia. Ir esmė, kad... Ir taip jų nemažas, bet taip, galėtų į nacionalinį. Galėtų, bet nedaro to. Ir esmė, kad iš pradžių priekyboje bus bilietai tiem, kurie ėjo į visas iki tol buvusias rungtynės. Ta prasme, kas turėjo abonementus. Pagal rating. Ta prasme, kad būtų, yra tikslas toks, kad būtų kuo daugiau tų tikrų fanų, kurie visada, ir kad būtų kuo mažiau tų, kurie, Chelsea's atvažiuoja, varau. Nes mačiau ir Lietuvoje žmonės, tai kada čia tos bilietus į Varšuvą. Gal būtų daugiau lietuviai negu vietų. Irgi realu, kad tikrai važiuotų. Bet čia su Olandais irgi reikia įsipirkti, nes kitaip Olandai, ten bus visi. Faktas. Tai čia irgi, aišku, yra tų sistemų, kaip ribotuos pirkimus ir panašiai, bet... Dažnai būna ir taip, kad tiesiog pardavinėja bilietus, paskui perparduotojai ir atsiras. Ir atsiras. Tai čia mūsų lietuviško podcasto istorijoje buvo, kad Steponas Nacius pasakojo apie tai, kad į viešbučius anglai skambindavo ir mums reikia bilietų, mes pas jūs gyvensim, mums reikia bilietų į futbolą, nupirkit mums bilietus. Nes tuos bilietus, kuriuos gauna svečiai, jau išperka ir nebėra kaip. Tai jie skambina į Lietuvą, ieško žmonių, kas galėtų jiem bilietus nupirkti. Žodžiu. Top Sport, kazino, lošimo automatai. Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gerai, galim pereiti toliau irgi trumpai apie tai, kas įvyko tose tautų lygos ketvirtfinaliuose. Dar vienos irgi tokios įdomios, iš tikrųjų visi tie ketvirtfinaliai buvo įdomus. Prancūzai 2-0 įveikė kroatus pagrindinėme laike ir vėliau po baudinių serijos juos eliminavo, bet apskritai ta tokia serija labai irgi dviprasmiška. Pirmose rungtynėse kroatai namuose prancūzus sugebėjo įveikti 2-0, esant lygiam rezultatui 0-0 pačioje rungtynių pradžioje net nerealizavo 11 metrų baudinio ir tikrai atrodė ko ne geresnė komanda. Gal ne geresnė, bet bent jau lygi tikrai atrodė kroatai. Antrose rungtynėse atrodo visiškai kita istorija, visiškas prancūzų dominavimas. Kroatai neatliko nei vieno smūgio į vartų plotą. Nors lyginant vėlgi grįžtant į tas pirmas rungtynes, ten sočiai buvo ir progų, ir smūgių, visko. Dar kiek progų prancūzai neišnaudojo, apskritai čia atrodo galėjo rungtynes užbaigti ir pagrindinio laiko metu, ir vėliau ir per pratęsimą, ir be jokių 11 metrų baudinių serijų. Kaip jums vaizdas? Pirmų varžybų nemačiau, bet skaičiau, kad tikrai apylygės varžybos buvo ir kroatai tikrai turėjo savo tokių gerų šansų, kuriuos išnaudojo. O antras varžybas teko žiūrėti pačiam ir, sakyčiau, kroatai atėjo išsaugoti rezultatą ir to pasiekoje tiesiog baisu buvo. Visą kontrolę atidavė. Kampinių 14, smūgių 28, vartų plotą 8, iš tikrųjų, ta prasme, visa iniciatyva buvo atiduota ir ilgai laikėsi iš tikrųjų, bet praleidus pirmą įvartį dar pakilo šturmas iš Prancūzijos pusės ir įmušus antrą, net po pirmo jau buvo sunku kroatam kažką grįžti, bandyti varžybas. Kitimai prasidėjo, bet kitimai jokių naudų nedavė. Ir net per 90 minučių prancūzai nieko nebuvo. Tik tai vieną kitimą buvo pakeitę. Nes reiškia, tenkino žaidimas, viskas buvo gerai ir manau, kad pelnytai išėjo, nors ir tik tai po baudinių serijos. Bet kaip ir manyčiau, čia blogai padarė Kroatija atvažiavę išsaugoti rezultatą. Aš labai žiūrėjau, bet aš mačiau rezultatai ir kaip praėjo. Kada yra dvi varžybos, tai tu matai vienas ir paskui tu gali pasiruošti kitą. Tai kaip girdėjau, kroatai pirmas varžybos jau biškai geriau atrodo, tai gal norėjo pakeisti kažką į antrą ir nesigavo. Tai vis tiek France yra stipresnė. Individualiai ir meistriškumo ir kaip komanda irgi visą laiką, kai žaidi prieš stipresnius, tai tau reikia pirmą stebėti, ką jie daro ir nerizikuoti, kad gautum daug įvarčių arba kad iš karto galėtų nuo pradžioj
pavyzdžiui, France, kaip pasakyti, užbaigti tą rezultatą. Tai aš manau, kad jo, visą laiką yra malonu žiūrėti tie varžybos, kur yra didesnė komanda, bet visą laiką yra stipresni, yra tie didesni komanda, kur turi daugiau istorijos, daugiau titulai ir taip toliau. Po 7 baudinių serijoje mušė rinktinės, nedažnai tokios ilgos tos serijos būna, bet prancūzai padarė savo. Žinau, kur būna daugiau, Afrikoje. Bet ten būna daugiau neįmuštų. Nu, nesakau, ar įmuštų, ar neįmuštų, bet kad muša. Taip. Tautų lygoje į kitą etapą, jau tame A divizione, po pratęsimo ir tikros įvarčių fiestos žengė Portugalija, įveikusi Daniją. Kitoje įvarčių fiestoje vokiečiai 3-3 antrose rungtynėse sužaidė su italais ir į kitą etapą žengė iš esmės irgi dėl pergalės pirmose rungtynėse. Tai dar prie šitų rungtynių norisi stabtelt. Pirmos rungtynės tokios vėl apylygės. Apie kurias? Vokietija, Italija. Mhm. O antrose, tai pirmam kėliny, kaip vokiečiai, taip jau negražiai pasakysiu, valtūzino italus, tai buvo gražu žiūrėti. Visiškai dominavo, visiškai, jokių šansų neturėjo italai. Rezultatas 3-0, atrodo serija jau uždaryta, po pirmų rungtynių irgi pas vokiečius pranašumas. Antram kėliny italai atsigavo, atsakė irgi 3 įvarčiais, tada jau visiškai į kitą pusę, nors vokiečiai irgi kažkokių savo šansų turėjo, bet man irgi toks, nežinau, fenomenas, kad gali net ir tokiam lygyje, ar ne, kur atrodo 2 top rinktinės susitinka, kad gali vieną kėlinį, viena komanda, šitaip dominuoti. Žinant vokiečius, kaip jie mėgsta alų, tai po pirmo kėlinio jie susėdo, kebra varom, 3 jau yra darbai baigti. Ne, iš tikrųjų sunku pasakyti, bet kai yra geros, tokios didelės rinktinės susitinka, tu gali tikėtis to lauk comebacko, tikrai dažniau ir tai gali būti. Tai ir to pasiekoje, italai nenusileido ir bandė sugrįžti į varžybas, tas vienas greitas įvartis antro kėlinio pradžioje ir pasitikėjimą, dar vienas ir automatiškai ta pati Vokietija jau palūžo, jau toks dirgiklis tas. Aišku, +2 turi vis dar, bet... Jo, bet esmė tų varžybų jau rezultate, jau jie tokie nebesaugus jaučiasi, ir tas trečias. Jo, kartais būna, kad jeigu tu duoda viską pirmą kėlinį, o paskui, ypač kai turi daug įvarčių, arba 2, arba 3, tai automatiškai komanda biškai atsipalaiduoja, o kita komanda naudoja tą vis tiek yra dar pusę kėlinį, jeigu ta komanda sugebėjo 2-3 įmušį, reiškia, kad kita komanda irgi galima, yra ta laika, kad galima irgi pakeisti situaciją, tai ypač kada yra tie Vokietija ir Italija, kur labai gerai žaidžia visą laiką, tai aš manau, kad visą laiką futbole tokie varžybos yra 50-50 šansai, tai bet yra malonu, gražu žiūrėti, kai comeback, žinai, tai tą dalyką. Dar šitose rungtynėse vokiečių įvartis. Atrodo, kad kartais juokiamės, kad Lietuvoje būna visokių kuriozų, bet tas Muzialos įvartis, kur Donnarumma varžovų smūgį atrėmė į kampinį, eina ir gynėjai, ir pats Donnarumma kažką su teisėju kalbėti, aiškintis. Vokiečiai greitai įžaidžia kampinį ir Muzialą po Kimicho perdavimo visiškai į tuščius vartus kamuolį nukreipė. Matėt tą epizodą? Mačiau. Aš manyčiau, kad čia buvo atkartojimas... Corner taken quickly, Origi? Grinai 1-1. Bet čia grinai pavyzdys yra, kad tu negali įsijungti nei sekundį į varžybų metu, ypač standarto. Kaip iš karto tik nuėjo italai su savo... Pradėjo ir visi į vieną, kampinis įvartis ir žiūri, kad, kai sakau, čia apsižioplino koncentracijos toka ir, pasitaiko net ir tokiam lygiai, matom, jau ne pirmas kartas, antras. Bet ir kiti žaidėjai žinos, kad dažniau
kampinį galima kelti greitai, kad žaidėjai nėra pasiruošę, būna kažkur išėję. Tai aišku, kad žaidėjas reikia kartais turėti IQ, kad sugalvoti, kad greitai žaisti ir taip toliau. Tai kaip Nerka sako, negalima atsipalaiduoti nei vieną sekundę futbolą, tai gali atsitikti tokie dalykai. Atsimenu, Rolandijom vieną kartą daro, nežinau, jeigu jūs mato, kai jisai nuėjo prie vartininko, pasimė vartininko buteliuką vandens atsigert ir žiūri, o kamuoliai buvo ant throw-in iš jo komandą. Tai jisai gerė, o tas žaidė, jisai vienas buvo prie vartininkas ir įmušė įvažią. Tai yra tie žaidėjai, kur yra irgi galvoja į priekį, žinai, tie. Bet ne visą laiką taip ir gaunasi, bet kadangi yra proga, tai kodėl ne? Aš galvau, kad sakysi, kad atėjo butelį varingą pasimti pažies pendelius. Kas surašyta? Ne, jisai pats geria ir žiūri ten tas ir prašo kamuolį. Tai va. Gerai, pabaigiant su Tautų lyga, aiškus pusfinaliai, laukia dar kelios porcijos labai aukšto lygio rungtynių. Vokietija, Portugalija ir kitam pusfinalį Prancūzija, Ispanija, tai kokios būtų jūsų prognozės, kas žais finale ir finalo baigti jau prieš finalą gal aptarsim, bet Vokietija, Portugalija ir Prancūzija, Ispanija. Aš manyčiau, kad Vokietija turėtų laimėti, nes vargo šį Portugalai su Danais. Stebėjau biškį Danus, ypač pirmas varžybas, tai iš tikro sveika kailį išnešė, kad tik tai 1-0 pralaimėjo, nors sakyčiau turėjo būti minimum 2, o gal netgi ir visi 3, bet vis tiek namie jie išsprendė savo klausimus, tai sakyčiau, kad čia turėtų vokiečiai, nesakau, kad lengvai, bet tikrai žengs toliau. Aš galvoju irgi Vokietija ir iš kito pusė Ispanija. Tai manau, kad būtų... Jo, Ispanai aš irgi, aš manau, jie dabar penkmetį tikrai turėtų dominuoti, nes tikrai gera rinktinė, gynėjai irgi jauni, prasme, polėjai, saugai, labai geras amžius ir, kai manyčiau, kai pasikartosiu, penketą, gal net ir ilgiau turėtų dominuoti, nors ir prancūzai nėra pėsti. Jo, aš irgi sutinku, tai bus įdomus. Aš tada priešingai pasakysiu. Ja? Portugalai vokiečius. Ispaisė biškė. Praeis. O, toj vietoj pritariu. Ispanai. Tai Ispanija, Portugalija. Su čempionų lyga jau matėm. Aš nuo to atsiriboju. Ai, ne, tai Jaro. Iš mano lūpų tie neskambėjo. Jarai, tai kaltas. Gerai, galim irgi dar prieš pabaigą trumpai pakalbėti apie tai, kas vyksta Rafos gimtojoje šalyje, gimtajame žemyne, Pietų Amerikos atrankoje į pasaulio čempionatą. Aš iš karto pasakysiu, kad man Pietų Amerikos atranka į pasaulio čempionatą atrodo ženkliai per lengva. Tas pats formatas, 10 komandų. Jo. 6 patenka tiesiog, ta prasme žaidžia viso su visom, 6 tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą pirmos gauna, 7 rinktinė dar žaidžia su kitų konfederacijų komanda dar atranka, tai iš esmės tom didžiojom, Brazilijai, Argentinai, tai ten visą laiką dalyvaus. Jokų darbas patekti į čempionatą. Realiai žiūri, atrodo, kad nėra kam nepatekti. Bet žinai kodėl? Dėl to, kad mes jau 5 kartus čempionai. Tai mes turim, aišku, ne dėl to, bet nežinau, gal jie daro taip dėl to. Ir Argentina irgi ten daug kartų čempionai. Aišku, jau Europa irgi turi kas daug kartų čempionai, bet čia jau biški kitokie futbolą. Pas mus yra, kaip pasakyti, 3 rinktinės, kur kovoja ten tarp. Tai kurią dar pridėtum? Argentina, Brazilija ir kuri dar? Urugvajus? Kolumbija jau ta trečia šalis, kur kovoja visą laiką ir yra daugiau žaidėjų Europoje irgi. Bet Urugvajus irgi šią dienai pažiūrėjau. Urugvajus irgi yra geri žaidėjai. Jo, Urugvajus, Kolumbija panašiai. Bet yra jie skirtingi žaidžia. Bet Ekvadoras dabar antroje vietoje, net už Braziliją aukščiau. Kas tai per komandą? Žaidė ir pasaulio čempionate? Žaidė, taip sakykim. Nežinau, vis tiek Ekvador yra, kai tu žaidė Ekvador, ten labai aukšti.
Tai čia kaip Bolivijoje lygiai panašiai, ne? Ten, kai... Tai palauk, kurioje dabar šalyje, ar Ekvadorė, ar Bolivijoje? Bolivijoje, man atrodo, Bolivija jie visą aukščiausia. laiką žaisdavo labai aukštai kažkur, o dabar dar aukščiau pradėjo. Bolivija. 3,5 km, man atrodo, aukščiau. Virš jūros. Tai jaučiu, jie taškus namie renka. Jo, ir kamuolį greitesnė, pavyzdžiui, negu įprasta. Tai, aišku, čia yra dalykai, kur daro skirtumas, bet kai tu žaidži ten ir tu esi iš Brazilijos, kur yra, tu normaliai kvepuoja, normaliai. O ten jau gaunasi sunku, nes po pirmą kelnį visi žaidėjai sutėję balionai, oro balionai, ten kvepuoja ir taip toliau. Bet aš įsivaizduoju vis tiek, nebent, aš nežinau, Bolivijos rinktiniai tada turbūt daug vietinės lygos žaidėjų žaidžia. Dauguma jo, bet yra keli žaidėjai, kur žaidžia Brazilijai. Tai jam jau irgi grįžus sudėtingiau. Jo, bet aš nežinau kažkoks žaidėjas, kur žaidžia Europoje, manau, kad nėra. Tai bet ten jo, kaip sakai, yra, jeigu comparing su Europą, ten biškai lengviau pataikė į pasaulio čempionatą, pavyzdžiui, bet taip ir yra. Žaidė kaip tik rungtynes Brazilai su Kolumbija, 2-1 laimėjo, sakei, šiek tiek žiūrėjai, tai papasakok, aš tikrai nežiūrėjau, man per vėlu. Aš žiūrėjau antrą kelnį labiau, tai Brazilijai dominavo, nes žaidėm namie. Seniai nemačiau Braziliją tokį pasitikėjimą kaip žaidėjai aikštė. Atrodo, kad nepilnai, bet atrodo, kad biški jau grįžo tas jausmas, kad tu žaidėjai už savo šalį. Nes kol kas aš taip ir nematau. Labai seniai, kai Ronaldo žaidė, Rivaldo, tokie žaidėjai, tada buvo taip. O dabar jau nesimato kad tu žaidėjai už savo šalis tą aistrą. Tai šitas varžybas žiūrėjau biški taip ir atrodo, nes treneris yra tas žmogus, kur mėgsta, kad labai reikalauja, kad, kaip pasakyti, kad rūbinė būtų labai gera atmosfera ir visi kaip šeima ir taip toliau. Bet aš ir norėjau tavęs klausti apie Dorivalį juniorą. Kaip vertinamas jis Brazilijoje, nes žinom, kad ten futbolas yra gyvenimas ir treneris, jeigu rezultatai tik šiek tiek kažkokie prastesni, tai visų pirma treneris yra skalpuojamas ir kaip dabar jisai vertinamas? Aš manau, Brazilijos treneris, kas dirbs, būtų sunkiausia darbo pasaulyje, aš manau, nes ten tu laimėjai, vis tiek negerai. Arba per mažai įmušė. Tik tai jeigu tu laimėsi, pavyzdžiui, pasaulio čempionatą. Tai tada jau tu geras, bet jau po pusę metų, jeigu kažką gribausi, tai vėl bus negeras. Ten yra visą laiką taip, ne tik rinktinės, bet klubose tie didesni, Flamengo, Atletico Mineiro, Korintijas. Bet čia yra nuo aistros, tai žmonės nori rezultato. Pavyzdžiui, irgi Neymar Brazilijoje, žmonės visą laiką kai žaidžia prieš tai, kai žaidžia Barcelona, tai jo, viskas jisai kaip didelį idol. Bet dabar žmonės daug reikalauja, jisai nežaidžia traumuotas, tai gaunasi, kad jisai jau nebereikalingas. Tai čia yra daugiau nuo emocijos. Pagal mūsų futbolą, pagal kaip žmonės myli futbolą Brazilijai. Gali būti tu karalius ir tu gali būti jau per vieną dieną. Tai čia ir taip ir aš gimiau taip, aš pradėjau futbolą taip žais, spaudimo nuo pat pradžioj. Turėjau daug įdomių momentų irgi, kad nebuvo gerai momentų, o tu nereikalingas, bet žaidėjas reikia būti stiprus psichologiškai ir tada eiti priekį. Bet Dorival galiu pasakyti, kad jisai dirbo daug komandos Brazilijoje didžiausiai. Nežinau, jeigu geriausią pasirinkimą, nes visą laiką dabar žmonės kalba, kad nori Guardiola. Kad svajonės yra Guardiola, bet kadangi mes esame irgi patriotai, tai negerai atrodysi, kad gerai atrodysi, kad Guardiola kaip treneris, bet kadangi yra iš kitos šalies žmogus, tai jau biški yra žmonės, kur nelabai nori. Bet būtų įdomu, norėčiau. Čia būtų toks. Aišku, Guardiolai, kai negalės susirinkti savo norimų žaidėjų už daug milijonų, gali būti sudėtinga. Aš manau, gal ateis laikas, kai norės biškiau tokio lengvesnio gyvenimo, neintensyvaus ir pasirinks gal. Biški prie jūros gyventi. Rio de Janeiro. Karnavalą. Gerai, apskritai, dar tada jau taip nueinant nuo Brazilijos ir Pietų Amerikos, šita Brazilijos karta
su Vinicium, Rodrigo, Rafinha, atakuojantis potencialas atrodo wow, ar ne? Taip. Gali šitą rinktinę kažką pasaulio čempionate? Nu, faktas, kad jinai jame žais, čia ta atranka yra apie nieką, brazilai ten tikrai bus, bet ar gali jie kažką pasaulio čempionate, vat tavo nuomonė? Ant popierių, jeigu žiūrim, tai idealiai komanda, mano nuomonė. Bet nėra tokio to disbalanso, kad ataka yra wow įspūdinga, bet gynyba tokia... Nes, pavyzdžiui, Europai matosi, kad žaidėjai, kur žaidžia klubuose savo ir žaidžia rinktinę, jie vienodai žaidžia. O Brazilijoje, jeigu žaidėjas, pavyzdžiui, Vinicius ar Rafinha, jie nežaidžia, kaip jie žaidžia klubuose. Aš nežinau kodėl, jeigu gauna daug pressure, kaip aš sakiau, nuo mūsų press arba nuo mūsų... Nes press visą laiką spaudžia Brazilai žaidėją. Tu negali nieko, tu negali gyventi, tu negali eiti į savo reikalas turėti, bet tai aš nemanau, kad bus taip greitai. Aš manau, kad dabar reikės biški laukti, nes vis tiek turim daug gerų žaidėjų, kaip sakė, atakoje pusė, bet gynyboje dar yra klaustuka, nes matosi, kad mūsų gynyboje yra 30 metų, 3-2, 2-8, o priekį jau visi jaunimai. Tai kol kas aš nemačiau, kad kažkokio didelį titulą turėsim. Gal Copa America arba tokie mažesni, bet pasaulio čempionatą, manau, bus sunku. Kaip tu galvoji? Gali Brazilų žvaigždynas ką nors nuveikti ar Europą? Nueis toli, bet manyčiau, ispanai pasipriešins. Aišku, dar toli žvelgiam, gal pasikeis. Taip, bet vėl ta pati Argentina, šiandien, tarp kitko, naktį šiandien jo, Argentina. Aš manau, Argentina. Tai jau šitą žiūrėsi, ar ne, jau nemiegos. Šitą jau, bet rytoj į 6 atsikelt, bet manau, kad žiūrėsi, šitas reikia žiūrėti. Nieko, tiesiai treniruoti. Jo, jau paruošiu trefkės po varžybų. Gerai, tada paskutinis dalykas, ką dar galim aptarti šitam mūsų epizode. Kalbėjau prieš tai, kad čempionų lygos tų aštuntfinalių nebeapžvelgiam, bet galim pažvelgti, kas laukia ketvirtfinaliuose. Ir čia irgi norėsiu jūsų spėjimo, kas žengs į kitą etapą. Tai dabar tavo bus ar Jaro? Mano dabar. Jeigu ne, tai... Jeigu ne, tai Jaro, jo. Tada bus Jaras surašęs. Gerai, Paris Saint-Germainas ir Aston Villa. Kiek Rafa atspėjai iš... Neatsimenu, bet nedaug, aš manau. Aš 6 iš 8. Ja. Tai labai neblogai. Neblogai, 7-5 procentukai. Aš manau, Bayer, aš neįspėjau. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen spėjau. Jo. Tai kas PSG ir? PSG ir Aston Villa. PSG. Nu, čia toks... Aš manyčiau, kad čia tikrai turėtų PSG. Abidvi puikias varžybos, jų buvo prieš Liverpoolį. Nors rinkausi... Čia pagal logiką, bet Liverpoolį, bet kaip ir sakiau, minėjau, kad toksai labai slidus reikalas. Taip, kad ir buvau nepataikęs, bet šitoj pozicijoje tikrai ėmu Paryžių ir be klausimų, nes nuo Aston Villa jau kaip ir buvo iki tol etapų kai kurios komandas. Atėjo iki to, kur toliau jau nemanau. Nebent stebuklas turėtų vykti. Jo, aš irgi čia nematau Aston Villai šansų. Toliau Arsenalas ir Madrido Realas. Arsenalas, tikrai ne. Realas turėtų eiti vis tiek. Irgi pagal logiką einu. Daug traumų, kai ateina toks galingas varžovas. Jo. Čia, prieš bet kurį Realas. Vis tiek čempionų lyga šiemet laimės. Jo. Čia Europos karaliai. Aš nemanau. Gerai, Barcelona. Bet jūs abudu manote, ne? Aš Realą matau čempionais. Gerai, Barça, Dortmundo Borussia. Jau Borussijos galimybėm abejojai. Aš jau abejojau jau aštuntfinalį. Kai sakiau, tai 50-50. Bet, Barça čia vienareikšmiškai tikrai. Barça jau tikrai bus. Nežiba Borussia ir taip jau vos Lili praėjo ir čempionate. Su gynyba Borussijai jau eilę metų yra ta problema, kad būtent ten į vartukų bus, manau, nemažai. Borussia jau vandens čia. Ir paskutinis ketvirtfinalis laukiantis Müncheno Bayernas ir Milano Interas. Va ką tik matėm rinktinių lygmenį. Vokietija, Italija. Aš čia manyčiau, kad čia bus įdomiausias varžybos. Varžybos toks, kai sakau,
tiek vieni, tiek kiti, bet Bayernas turėtų. Aš irgi manau Bayern. Nu gerai, tai man lieka už Milano Interą tada Ai, šitose tu priešingai, rungtynėse. Jo, nu aš noriu įneš tokio, jo, šiek tiek. Gerai. Bet, kai sakau, čia toks, slidus reikalas, kaip Liverpoolis su PSG. Tai čia kažkas panašus. Ok, tai toks tas mūsų antrasis podcastas Svetur epizodas. Tikimės, kad ir mūsų klausytojam jausis progresas, apie kurį Rafa kalbėjo pradžioje. Jau biški, jau ramiau, jau aš irgi šiaip atsipalaidavau, jau laisviau, kažkas, gal rašykit, gal kažkas nepatinka, kažkur patobulėsim. Kažkokia nuomonė. Gal apsirenkit taip reikia, gal negražu. Nieko, bandėm. Čempionų lygos maikutės gal kažkokias reikia. Lukas va gerą idėją šiandien va šovės. Arba savo Indijos reikia visokių užsienio klubų neštis. Idėja. Čia irgi. Gerai, tai ačiū vyručiai. Nerijus Valskis, Rafaelis Ledezma, aš Lukas Gintautas. Ačiū žiūrintiem, kaip ir minėjo kolegos, lauksim feedbacko, lauksim atsiliepimų apie tai, kas gerai, kas blogai. Ir kažkada greitų metų grįšim jau su epizodu apie klubinį futbolą, rinktinių langas dabar jau toli, vasara, tai klubinis futbolas dominuos, apie tai ir kalbėsim. Tai ačiū klausantiem, nepamirškit pasekt, pakomentuot, įspaust. Paspaust, like. ne tik like, bet ir mus paspaust, kad būtų geriau. Kad būtų geriau, tai iki kitų kartų. Iki. Top Sport Casino, Top Sport Roulette, Top Sport stalo lošimai, Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.